Ilga lino juosta per pamainą išaudžia kapsuko tekstilės fabrikas, raudonasis varatinklis audėjėlis. Socialistinė lenktyniavimo procesui komandoja socialistinė darbo herojus, vyresnysis audėjas Alfonsas Rabanovič. Pagal mano komandą visi pradeda mausti drobulę, porina pamainas meistras ir duoda komandą. Ta pačią sekundę visas cechas paleidžia audimo staklis. Iš visos staklių kakofonijos geriausiai girdisi darbščiausias audėjėlis Salomėjos Buškevič staklė. Ji gerai suderinta ir net skleidžia specifinį garsą. Kada jos guslė užliulioja kitus audėjėlius, fabrikas palidrabotnikai duoda jiems amfetamino, darbo našumui padidinti. Vot tada jie duoda garo. Neveltui sako, kad su geru muzonu ir tinkamam poveikio priemonėm darbas iki ryto gerai prieš. Oi. Socialistinio realizmo dailininkui Sergejui Žmuidzinovič zbacać kokią gražią tirlionę, kaip du pirštus apsisioti. Štai čia Kalūkio prūdas, a čia 12 brolių čaikam lakstančių. Čia Kalūkio kūdra į miškas, a čia miškas į Kalūkio kūdrą. Tarybinis moteris smerkia analinį seksą, kad geriau galvotųsi ir tirlioti sektųsi. Socrealizmo dailininkui Sergejui Žmuidzinovič kokią tai seną žabą atnešė vodkį su alum, vadinamą Joršiką. Žiūrėk, neprisigerk mardalepas, a to в Sibir po velnių nugarmėsi. Žurnalo pabaiga.